Kągi, labuką šaiką vėl randuosi garaže ir vėl krapštysiuos truputį prie kreklės. Pratęsim toliau temą tuningas. Turim čia vagi tipo ale sportiniai bakeliai, ane? Paimsiu tuo lempą ir parodysiu, kodėl aš čia prie jo prisikabinau. Dar surast reikėjo pirmą. Kažkur padėti. Va! Saugiai, va, žiūrėk. Nu tai prie to pačio turim arkas padarytas. Šiokios tokios, pūstos, viską, nėra idealios. Šitą truputėlį gražesnį, man labiau šitą patinka. Užprokštas kažkom tai. Liko viduj va ten dar paputeliot. Tai gerai, grįžtam prie duslintuvo. Pradėkim nuo to, kad blemba Honda parašyta. Čia jis va, trūkęs, supuvęs visas, kaip sietas. Ir aukselis ant torto. Blet, privyrintas prie kėbulo. Nu jo papa, nu tipo, apie ką čia kalbam? Nu taip va. Nu tai karočią. Toliau. Kokie čia toliau reikalai pas mumis? Ai, nepaminėjau pirmai dar. Kodėl man mašina šitą nevalina? Nes tuoj pabandysiu kažkaip čia šium parodyti. Nes, va, kažkiek matosi. Turim 256 diffą. 256 diffas ėjo TDS-uose. O ką tai reiškia? Kad dizelinis reduktorius ir žiauruminiškai ilgas perdavimas. Tai dar va, reikia reduktoriaus. Arba iš kregždės išsimt. Nu tai perliukais. Toliau. Ką turim? Girdokas paremontavo biškelį čia va, tai biškį išrinko, biškį gal susiremontuosim. Trūksta čia tokio klipsiukai turi būt, 4 man atrodo dar 6, kad apšaifkė įsišautų. Nu, N milijonas reikalų visokiausių, dideliausių ir biškelį jau man netaip stovi, kaip norėjęs prieš tai. Nes nu kur blemba prikliudai ten vien šūdai visokį lenda. Ant kiek turi būt karočią, kitoks žmogus negu aš, kad taip nekerpt mašinas. Nu nežinau, čia man asmeninė nuomonė, kiti gal kitaip galvoja. Dar kažką tai norėjau parodyt. Nežinau, karočią, persivilko, einu darbuotis toliau, tai nusipirkau va tokią, va kažkokią, tai ubelė tik, kad užpurkšt arkas, kad man nei drėgmė nieks neleistų. Ai, turbo mega lėdai. Tokio variantą aš irgi nesuprantu, nes senovinėse mašinose, nu čia galima sakyti jau senovinė mašina, tokių dalykų nebuvo. Ir jeigu tu darai tokius dalykus, nu tai man tai nesąmonė čia. Šitą juostą, blusam susukta, trim. Nu karočią, šiandien aš biškį piktas ir gal dėl to. Tai nesmė, einu persivilkt, 5-4 minutės kalbu, niekam neįdomu. Einu darbuotis, kažką parodysiu. Kągi, tuningą biškį nuėmiau. Pakeičiau šitas va lemputės, dabar originalios. Jau kilovatų prisidės. Tai šiandien, kadangi daug laiko labai neturiu, ir radau pečiuko varžtelį va šitą va, kurį buvom pametę ale. Tai bandysiu susidėti va šitą daiktą va, naują, gražų. Ir galbūt pavyks šiandien dar nusiorinti ir dar gal ką nors daryti. Dar šiaip tai nerodžiau, bet parodysiu dabar. Turim tokią nesąmonėlę. Nusipirkau trosą šito atidarimo kapoto naują, bet blemba rankinėlės nėra, nu tai čia kažką irgi reikės burt. Toliau gazo pedalas. Va toks va. Čia va varžtas turėtų būti. Varžto nėra, todėl gazo dugną užvarius jis užklynė. Toliau minusas. Kažkoks va čia va raudonas laidas. Nu jo neturi čia būti. Kilimas šlapės visas. Reiks lupt lauk kilimą, nes kadangi dar plus, va čia va turi būti sėdynės tvirtinimo varžtas. Jo nėra. Reiks kilimą lupt ir prisivyrinti šitą. Bus rūdžių milijonas faktas. Reiks šveist, bulgarint ir visą kitą.
Tai dar pasikartosiu, jeigu turit lubas, tūvant plasmasiukų, šitų plasmasiukų, rankeną, atidarimo, kapoto, ar šiaip kažkokių smulkmenų, krekždėjai, saloną, išorės, kapotą reiktų sparnų, labai nesupūvusių, bet tiktų ir supūvę, aišku, faktas. N visokių reikaliukų, tai jeigu kažkas turit kažko nereikalingo krekždėjai, tai būtinai parašykit, kažkaip susiderinsim, kad jos atsirastų pas mane. Tai einu dabar daryti pečiuką. Tai trumpai, buvau va šitą varščiuką, jis statosi va čia va, išmetęs su senu radiatorium, tai teko važiuoti atsiprašyti. Ir dar prisivežiau visokių varščiukų, Dominikas neduoda dirbti, man nefilmuot. Ir karočią dar sugalvojau tokį dalyką, kad pas mane kaip pečiuko radiatorius tekėjo, dėl to gali būt pas mane ir kilimas šlapias buvo. Tai bet kokiu atveju reikės išsiimti ir išsiplauti. Grįžtame toliau į darbus. Ką tai, atvarė Eigis, atvežė truputėlį daiktų, tai ten po kapoto ką išardžiau, sudėjau, reikia vėl išardyti, nes atvežė ventiliatoriaus, pečiuko ventiliatoriaus dangtį, turėtų automatiškai geriau pūst ventiliatorius ir gal netgi bus, kad jis nedarys va taip va. Va tokį va dalyką, jeigu kažką jums tai reiškia, man tai daug reiškia. Iš perliukų dar prisiminiau vieną navarotą, tai parodysiu irgi. Čia varžtas, kaip ir turi būt, viskas gerai. O va čia va, matosi, va šitas va, jis neturi tai būti. Ir jis taip padaro gaidys. Taip neturi būti. Dar Eigis atvežė va, duslintuvo gabalą kažkokios transporto priemonės. Tai matomai bus galima sutvarkyti kažkaip šitą nesąmonę, bet nežinau dar tiksliai. Norėčiau gauti kitą bakelį, kad nebūtų čia va taip iš plataus, kur taip va apimt va negali ir kur drąsiai apini. Tai čia visiška nesąmonė, nes duslintuvas kaip ir žmogaus rūra, jeigu nusikišęs reiškia kažkas negerai. Tai kol kas tiek, einu po kapotu, vėl toliau išsiardau, ką surinkau, bandysiu sudėti tą plasmasę ir galbūt viskas bus gerai su pečiuku. Realybė tai dažniausiai va tokia būna. Daug gražiau atrodo jis. Komentarą. Labai gera. Ar esi patenkintas šiuo BMW? Kol kas pem ant pem. Prispaudžiau kai ką, ko nereikėjo prispaust. Perduok buvusiam savininkų linkėjimų. Nahui tegul eina jis. Ne tas, iš kurio pirkam, o tas, kuris padarė čia. Nes tas, iš kurio pirkam, jis nesupranta apie mašinas, man atrodo. Nu, tai nuėmėm sparną. Blemba. Čia ne taip turėtų būti, bet... Ką tu dar radai? Čia dar kišenėlė kažkokia. Na, stebuklinga. Tai ten kiaura, normalu. Šiaip gerai viskas. Taip turėtų. Bliuot, bet pažiūrėk, net čia va, žiūrėk. Dabar aš jau bejoju, kad stakanas tiesiai stovi, reikės rasporkį atsivežti. Čia žiūrėk, jo, tavo lygiai. Jo, pritaikyta buvo. Nieko čia, porazas. Gerai, bei dirbam toliau.
Kągi, kelios valandos darbo nepraėjo veltui. Susitvarkė pečių radiatorius, apšyfkė susidėję, laikosi tvarkingai, kapoto trosas ir dar ten aplink pečiuką ventiliatorius susitvarkė. Tai šiandien tiek, viskas, reikia lėkti namo, reikia dar šunį nuvaryti pavedžioti. Tai kol kas tiek, šokam kitą dieną. Kągi, turim naują dieną, vėl esu garaže, vėl pas Dominiką garaže ir vėl krapštausi prie kregždės. Šiandien ką aš veiksiu? Turiu antifrizą, turiu, daugiau nieko neturiu. Lyg tai plasmasiukų visokiausių, bet nežinau kiek laiko turiu, nes dėl karo pradėjo leisti oras, tai varysiu pas Arūnčiką pasikeisti ratų tikriausiai ir galbūt ištrešiu arba išzysiu, kad parduotų man kažkokių kregždės dalių. Nes kas žino Arūnčiką, visi žino, kad pas Arūnčiką yra visko, seniem baimam. Nu kaip visko, bet va tiek visko turi. Tik tai reikia mokėti paprašyti jo. Tai dabar, ką turim? Turim, pradėjau krapštytis, turim va čia va skylutę. Tai reikia kažkaip nesupjauščius va šitų va daiktų gražiai išsipjauti ją ir užsivyrinti, kad galima būtų prisisukti posparnį normaliai. Ir galbūt tada spėsiu šitų kranšteinų tvirtinimus išplatin, kad bamperis susidėtų plačiau, kad tiktų palei mano šitas fainas arkas. Tai ką, tai nieko daug nekalbu, pasistatau čia kamerą, pamatysit, ar supjaustysiu vamsdelį kūro užpilimo ar ne, ir einam pasidarbuoti truputėlį. Dar. Ačiū, kad stipriai taip susidomėjot kregždė. Nesitikėjau realiai tokio susidomėjimo. Parašė buvęs savininkas, kad per metus po jo pardavimo mašinos, kad labai susidrakonino. Taip pat žinau, kad susidrakonina mašina, tai žiūrėk toliau, būtinai rašyk komentarą ir pamatysi, kaip šitą kregždę dar čiuošonu. Tikrai čiuošonu. O šiaip, toliau darbuojos pabiški. Šiaip tai didžiausia problema man dabar yra duslintuvas. Nes mėnesio pabaiga, pinigai baigėsi, aišku. Nusipirkti nieko neturiu, pigiai rasti irgi nieko nerandu, kad būtų ar link stoko kažkas, ar biškelį kažkoks agresyvesnis garsas. Per šitą mėnesį tikėjausi, kad galbūt išsitrauksiu dar šią per vasarą pasivažinėti, bet su kriokiančia parpiančia dūslė man nepatinka važinėti. Nu tiesiog, aš toks esu, kad man turi būti plius minus mašina tvarkinga. Nu tai nekalbu, daug neįdomu, aišku, faktas einu, pasivyrinsim, susipjaustyti šitą skylutę. Ir galbūt šitą sausį dar prasilinsim. Tai. Tai apsitvarkiau truputėlį, kaip matėt, pasipraškė, beveik nesimato, kas kur buvo daryta. Ten ant spogas dar vienas. Dar vienas toks niuansas, kai susidėti koilus, reikia nepamiršti, kad jūs reikia susireguliuoti, kad jų aukštis būtų normalus. O čia blemba nepadaryta taip, tai žiūrėkit, paprasčiausias pavyzdys. Na čia va, čia comas su viršum, gaunasi tarpas, blemba, numatosi. O kitoj pusėje ką turim? Čia va, to tarpo nėra. Tai hebra, jeigu nesugebat patys amortikų gerai susidėti, tai nuvarykit pas žmonės, pas draugelius, kurie sugeba tai ir padarys taisyklingai. Nes tipo, šitas centimetras gal ir nelabai ką reiškia, bet tipo, amortikas jis pirmą netaip dirba, kad ir jis pats pigiausias, bet vis tiek, naujas, tipo, tai nežinau, čia mano nuomonė. Tokia, tai aš dalinuosi savo nuomonę. Nepriimkit asmeniškai, bet tiesiog sakau, čia tik mano nuomonė, tai susitvarkau šitą reikalą. Toliau prisisuku amortiką toj pusėj, gale prie stebulės. Ir šoksiu ties šitais laikikliais bamperio. Tikriausiai bus galima greit uždėti bamperį. Kągi, šiandien truputėlį šokinėjo toks per darbus biškį pasimetęs, kaip ir nepasimetęs, kaip ir reikalingus darbus darau, tai užsivirinau skylę, prisisukau amortiką atgal, susitvarkiau tą prisukimą, kalonkę prisiveržiau, nes buvo žlegė, lapatavo,
Dabar kol bagažinėje čia toks va bardakas, turiu dar va tokią va kažkokią tai. Ne per daugiausiai, bet jie abi dverkas užteks prasipūst. Ten, kur vyrinta buvo, kad dėl šventos ramybės. Tai prasipurški šituo. Kągi, šekas, šiandien dar planavau antifrizą užsipilt, bet paskambina Runčikas, reikia važiuoti į Likarų pasidaryti ratus. Ir laikykit kryžiukus, čiūrus tiksliau, kad Runčikas turėtų bent bakelį, gal net ir reduktorių. O jeigu turėsi reduktorių ir bakelį, ties galu bus darbai baigta, galima sakyti. Ir tada galėsim užkurt pagaliau ratus. Nes bandėm su Eigiu, su 256 diffu, sakė, va, tai šiandien tiek, susitiksim gal rytoj arba poryt. Dar šią savaitę tikrai susitiksim. Tai kol kas tiek, viso gero.